Turiu kolegų, draugų, kurie sako, nevalia 21 amžiui kentėti. Todėl visiškai sutikdamas su jais, sakau, kad tikrai ne. Visų pirma, tai pats pirmiausias dalykas, visada implantacija vyksta su nuskausminimu. Antras dalykas, tikrai turbūt daugelis iš mūsų esame buvę pas chirurgą, kada mums traukia dantį. Ir jeigu geras chirurgas, jeigu geras specialistas, labai dažnai pacientas išeina, sako, jau ištraukėt, tai ta prasme, tai nėra sudėtingas darbas. Implantacija dažnai yra dar paprasčiau negu traukimas. Tiesiog geram gydytojui, reiškiasi, tai nėra labai sudėtingas procesas. Labai dažnai aš pacientams sakau, jūs vyriškiai turbūt ne vieną paveikslą per metus ar per gyvenimą esat pakabinę. Kai jūs gręžiat sieną, tai jums ką reikia? Tinka prasigręžti, kad nenugręžtumėt laidų ir nedingtų elektra. O paskui gręži, svarbu žinot kur. Pas mus irgi yra labai viskas panašiai. Tik mes turime nenugręžti nervų, tai turime atsargiai gręžti ir matyti nuotrauką. Ir kai gręžime, turime atsargiai, nes irgi jūs, jeigu labai spausit grąžtą, jisai perkais ir tiesiog sugadinsit grąžtą. O mes perkainsim kaulą ir paskui gali būti įvairių komplikacijų. Tai nėra sudėtingi dalykai. Svarbu, kad tą darytų žmonės, kurie yra tos srities profesionalai.